Taip, labas vakaras, sveiki visi ir šį kartą norėtume pasikalbėti apie Monat. Šiandien esu ne viena, pati būsiu Kamilė Jakubienė, Monat atstovė Lietuvoje, bet šiandien turiu ir svečių, kurią pristatysiu šiek tiek vėliau, na, o iš kitos pusės jai pristatymo visai ir nereikia. Faktai, darbai, nuopelnai kalba patys, žinokit, už save, bet jūs dar turėsite progą visą tai išgirsti. Nuo dabar apie tai, kasgi tai yra Monat, apie ką mes čia kalbame, kuo mes kvepuojame, kuo mes gyvename ir kokiosgi pas mus yra galimybės. Beje, šį žodį įsidėmėkite, pasibraukite, pasižymėkite, nes galimybės yra neatsiejamos nuo Monat. Žiūrim. Visų pirma, mes turime savo top 10, kuomgi mes išsiskiriame nuo kitų prekinių ženklų. Visų pirma, mes esame šeima. Tai nėra korporacija. Taip, tai yra vienos šeimos didelės bendras vaisius, kuris prasidėjo nuo 2014 metų. Ir tai nėra tiesiog tam tikri dėdė sėdintis ir laukiantis savo torto gabalėlio, kai tiesiog reikia dalintis pelną. Čia dirba ir yra įtraukti absoliučiai vieni iš Venezuelos atvykusios į Ameriką prieš daugelį metų urdanetų šeimos nariai. Mes naudojame tik saugias ir kliniškai patikrintas sudedamasias dalis. Taip, punktas numeris 2 yra labai labai svarbu, kad absoliučiai visi mūsų produktai yra iš saugių ir kliniškai patikrintų ingredientų. Mums priklauso mūsų gamyba ir distribucija. Absoliučiai visa mūsų produkcija yra gaminama Floridoje, Majamyje ir lėktuvais, paletėmis laivais yra gabenama į Europą. Niekas Europoje nėra gaminama, perpilstoma, viskas atkeliauja tiesiai iš Amerikos, iš mūsų pačių didžiausių fabrikų. Mūsų produkciją kuria oftalmologai, dermatologai, chemikai, tikrai taip. Yra savo srities specialistai, kurie dirba ties tuo, kad mūsų visos formulės, mūsų kiekvienas produktas duotų maksimalų rezultatą. Ir tai daro savo srities specialistai, būtent nagrinėjantis galvos odos senėjimą, būtent nagrinėjantis, kaip gali natūralus ingredientas padėti mūsų odai, kaip jo neperdauginti. Taip, kad tai yra labai ilgas procesas, bet tai yra taip išgryninta sudedamoji dalis, kuri ir yra atsakinga už tai, kad mes galėtume taip drąsiai kalbėti apie mūsų šį prekinį ženklą. Na, žinoma, galime ir pasigirti, kad esame išgarsėję pasauliniu mastu. Tie, kas domitės mada, tikrai esate girdėję apie Vogue, Forbes, Cosmopolitan, People žurnalus ir su mumis visi jie yra susisiekę ir paklausę, ar gali parašyti straipsnį apie vieną iš mūsų sėkmės istorijų, produktų, taip kad nesame užsakę nei vieno straipsnio, mes to nedarome, bet tikrai malonu, kai paskambina Vogue redakcija ir paklausė, ar gali prašyti vieną iš mūsų produktų. Keliaujame toliau. Mes turime neįtikėtiną VIP klientų programą. Taip, VIP, Very Important Person. Jeigu verstume pažodžiu į anglų kalbą ir tikrai galiu pasakyti, kad mūsų vipukai jaučiasi labai labai įtakingi, nes jie turi nuolaidas, jie turi prieigas prie mūsų specialiųjų pasiūlymų. Jie turi savo elektroninę parduotuvę, jiems visi produktai yra pristatomi prie jų durų ir jie tiesiog gali naudoti aukščiausios kokybės produktą už itin gerą kainą. Suteikėme beribės galimybės. Matote, mes jau vėl grįžtame prie žodžio galimybės, nes jos yra tikrai beribės. Na ir Neringa turės progą jums apie tai papasakoti. Bet galimybė su Monat yra, galime pasakyti taip, viskas jūsų rankose. Mes duodame, o jūsų yra visiška atsakomybė pasimti tiek, kiek jūs pasiruošę pasimti iš šios kompanijos. Darome gerus darbus Gratitude departamento pagalba. Taip, Gratitude departamentas yra dėkingumo, geradarystės departamentas ir kadangi mes esame tikrai didelė kompanija, didelė korporacija, mes galime padėti tiems, kuriems labai to reikia. Ir žinote ką, šį mėnesį mes padarėme gerą darbą, mūsų Gratitude ambasadorė
darė žygį Klaipėdoje, rinko pinigėlius sunkiai besiverčiančioms šeimoms. Prieš tai padėjome kalėdiniu laikotarpiu, taip kad tikrai gera daryti gerą, kaip aš mėgstu sakyti. Ir Monat kiekvienais metais prisideda labai 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 daug prie gerų darbų, prie gražių iniciatyvų visame pasaulyje. Esame pasaulinė ir besiplečianti kompanija. Taip, mūsų žemėlapį vis pildo vis daugiau vėliavėlių. Ir visai netrukus atversime duris mes Šveicarijoje, esame Italijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Anglijoje, Lietuvoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Belgijoje, žinoma, Junktinės Amerikos valstijose, Kanada, labai 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 daug, labai 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 daug. Naujoji Zelandija, tikrai esame labai labai plačiai paplitę po žemėlapį ir mūsų tikslas yra pasaulinė plėtra. Mes kūrėme gražius gyvenimus aukščiausios kokybės sveiko senėjimo produktais. Štai čia ir yra pagrindinė mūsų ir misija, ir vizija. Ji nepasikeitė net prieš 11 metų. Tai, kas buvo nustatyta, tai kokiu keliu mes pradėjome eiti, mes iki dabar tai darome. Mūsų tikslas neparduoti. Mūsų tikslas keisti žmonių gyvenimus, padėti susigrąžinti jiems pasitikėjimą savimi. Galbūt suteikti to, apie ką jie labai ilgai svajojo. Ir dažnai, žinokite, sulaukiu tokių žinučių, kad niekada negalėjau patikėti, kad galima gauti tiek daug. Na ir toliau trumpai apie taigi, kokiągi produkciją mes turime. Mes turime plaukų priežiūrą, taip? Absoliučiai visa veganiška produkcija ir plaukų priežiūra. Vienas iš mūsų karalių. Viskas nuo ko prasidėjo, tai yra daugiafunkcinis Rejuvenik aliejukas. Jis yra tas, kuris ir užkūrė visą sveikų plaukų ir spindinčios odos revoliuciją. Taip, gaminamas taikant šalto spaudimo, molekulinės filtracijos ir bioaktyvių lipidų technologijos, kurios išsaugo maksimalų maistinių medžiagų poveikį plaukams ir odai. Iš daugiau nei 13 eterinių aliejų sudarytas beproto išgrynintas gerai mišinys, kuris puikiai suaktyvina mūsų galvos odos kraujotaką, pabudina užmigusius arba padeda atsigauti pažeistiems galvos odos plauko folikului. Taip, lygiai taip pat gali būti įlašinamas į jūsų įprastą naudojamą veido kremą. Beje, šio aliejūko yra 90% mūsų visų produktų sudėtyje. Antras produktas, kuriuo mes tikrai labai didžiuojamės, tai yra Rejuvabeats. Tai yra išsišakojusių plaukų galiukų tramdytojas. Taip, kaip matote video, štai ką jis padaro per 60 sekundžių. Jisai sulipdo išsišakojusi plauko galiuką. Naudojant mikrokapsuliavimą, ši revoliucinė formulė sulipdo plauko galiuko skilimus ir pagerina kitas pažeistas vietas. Todėl plaukai tampa sveikesni ir atsparesni. Toliau kalbant apie mūsų plaukų priežiūros rutiną, galiu pasakyti, kad mūsų produktai yra koncentruoti, todėl labai svarbu juos naudoti taisyklingai ir laikytis rekomenduojamo eiliškumo. Kad pasiektumėte geriausius įmanomus rezultatus, produkto reikia labai nedaug, jį būtina ir aktyvuoti tarp delnų, todėl kad yra daug eterinių aliejų, kurie aktyvuojasi ir rezultatas yra garantuotas. Na ir čia tai nuo ko viskas prasidėjo, nuo plaukų priežiūros, bet toliau Monat pagalvojo, jeigu mes galime padėti susigrąžinti pasitikėjimą savimi, susigrąžinant spindinčius ir tobulus plaukus, kodėl nepadėti spindėti ir mūsų odai. Odos priežiūra startavusi 2019 metais ir tik pažiūrėkite. Visi mūsų produktai yra anti-aging, itin veiksmingos veikliosios medžiagos, išgrynintos formulės ir turtinga sudėtis leidžia pasiekti tobulai spindinčios odos rezultatus. Absoliučiai visa odos linija yra prevencija prieš senėjimą. Patikėkite, tuo įsitikino ne viena, yra susitvarkiusios begalę
moterų ir vyrų ir paauglių turėčiau atkreipti dėmesį savo veido odos problemas. Na ir mes, žinokite, turime ir veganišką makiažą. Negana to, kad visa mūsų plaukų priežiūra, odos priežiūros, visi produktai yra veganiški, be glitimo ir saugiai patikrintų formulių, taip pat mes turime ir veganišką makiažą. Ir tik pažiūrėkite, kokių rezultatų galime pasiekti. Daugelis aukštos kokybės veikliųjų medžiagų naudojamų Monat odos priežiūros produktuose yra integruotos ir į veganiško makiažo formulės, todėl kiekviena priemonė ne tik padeda susikurti norimą įvaizdį, bet ir realiai gerina odos būklę. Taip, mūsų kaip pavyzdys maskuoklio sudėtyje yra mūsų paakių kremuko, kuriuome yra kofeino, kuris įtempia ir palaiko, aktyvuodamas mūsų pačią ploniausią paakių sritį. Taip, mūsų antakių gelija, kuris fiksuoja, kur būtent šiuo metu tepasi ši lyderė, yra mūsų to pačio Rejuvenica yra Hair Clinical serumo, kuris skatina plaukelių augimą. Mūsų tušė blakstienų veganiškas tušas turi mūsų taip pat Hair Clinical serumo, kuris skatina plaukelių augimą. Lūpų blizgesiai, lūpų dažai visose yra Rejuvenica aliejuko. Na ir žinokite, galiu pasakyti ir pasidžiaugti, kad Monat auga. Tuoj grįžtu vieną skaidrę atgal. Tikrai jau 4 metus iš eilės sertifikuota kaip numeris 1 pasaulyje direct seller kompanija of premium hair care. Aukščiausios kokybės produktai duodantis tikrus rezultatus. Socialiniuose tinkluose dominuoja prieš ir po tikri rezultatai. Milijonai klientų visame pasaulyje ir jie taip pat auga. Ir aš jums atskleisiu paslaptį, kaipgi mes tai darome. Pabaigėme žiūrėti video ir galiu pasakyti, kad mūsų tikslas ir yra augti, tobulėti, išgirsti, ko norite jūs, ko reikia jums, kas jums patinka, kaip mes galėtume tobulėti. Ir mes esame pasiruošę sumušti absoliučiai visus rekordus 2026. Na ir kaip ir sakiau, ir kaipgi mes tai darome, įsiklausydami į market partnerių poreikius, sudarome sąlygas lengviau pasakyti taip jūsų verslo augimui. Na ir mūsų kompensacijos planas turi tokį dalyką kaip Power Startas, kitaip vadinama pagalvėlė jūsų pradžiai. Daugiau būdų sutaupyti, daugiau būdų uždirbti, dar daugiau būdų kurti. Kurti savo komandą, kurti savo lyderystę, mentorystę, atrasti nuostabių moterų bendruomenę. Ir visa tai yra tam, kad jūs turėtumėte savo nuosavą verslą. Na ir sėkmės istorijos gyvai. Tai, ką pristatėme, yra tikra. Ir tikrai realu. Norite to įsitikinti? Pasiklausykite mūsų jau esamų market partnerių, kurios papasakos, kaip ir kodėl jos prisijungia prie Monat šeimos ir kokios jų patirtis. Ir viena iš jų yra Neringa Petrulytė. Pacituosiu Neringą ir perduosiu žodį jai. Neringa vieną kartą yra pasakiusi: nėra nieko, ko tu negali pasiekti. Nėra nieko, ko tu negali turėti. Nėra nieko, kuo tu negali tapti. Tu jau turi viską savyje, tai reikia patikėti visa širdimi, giliai ir leisti savo žydėti. Puikiai tinka pavasariui, vasarai, ateinančiam sezonui. Ir visų pirma, žinokite, kad atsiminkite, nėra nieko neįmanoma. Neringa, labas vakaras. Labas vakaras, grožiai. Tikrai gera matyti šį vakarą tiek daug gražių veidų, tiek daug žmonių, kurie galbūt ieško kažko daugiau. Galbūt ne tik papildomų pajamų ar gero produkto, o savo daugiau laisvės, daugiau savęs ir daugiau gyvenimo. Aš kasdien 9 metai jau bendrauju su daugybė moterų ir žinot, ką aš dažniausiai matau? Kad labai daug lietuvaičių, ypač lietuvaičių, gyvena tiesiog ant autopiloto, išgyvenimo režime, darbas, namai, vaikai, pareigos, atsakomybės, pažįstama, taip. Ir kažkur tarp viso šito moteris pati tiesiog dingsta. Mes taip pripratusios esam visus statyti į pirmą vietą, kad labai dažnai paliekam save vėliau. Vėliau pailsėsiu, vėliau pradėsiu, vėliau aš sau leisiu kažką daugiau.
Ir žinot, kas atsitinka dažniausiai, tas vėliau dažniausiai niekada neteina. Mes pavargstam ne tik fiziškai kaip moteris, mes pavargstam vidumi nuo nuolatinio skubėjimo, nuo didžiulių atsakomybių, nuo gyvenimo, kuriame mes visiems kažko iš mūsų reikia, bet labai retai kas nors paklausia, o kaip jautiesi tu? Ir aš apie tai kalbu ne todėl, kad aš kažkur perskaičiu internete, aš apie tai kalbu todėl, kad aš pati tokia buvau. Kai prieš 23 metus išvykau į Ameriką vos $400 kišenėje ieškoti laimės, kaip ir daug kas, ieškoti geresnio gyvenimo, ieškoti nuotykių, kažko daugiau, irgi nežinojau, į ką visą tai pavirs. Labai simboliška, kad mano istorija šioje kompanijoje prasidėjo nuo sudegintų plaukų. Ir labai daug, ką čia atveda būtent sudeginti plaukai ir moteris, kurios ieško pagalbos savo. Ir žinot, kas įdomiausia, aš čia atėjau dėl produktų, bet likau dėl tos moters, kurią aš čia tapau. Nes man šis verslas, jis niekada nebuvo apie plaukų priežiūrą, apie šampūnus, apie veido priežiūrą. Man jis visada buvo apie moterį, kuri pirmą kartą gyvenime pradeda tikėti savimi, kuri pagaliau leidžia savo norėti kažko gyvenime daugiau. Apie moterį, kuri nusiperka kažką savo, apie kažkokio kalties jausmo, apie moterį, kuri nebelaukia leidimo gyventi savo gyvenimo. Kartais mes labai dažnai pagalvojam, kad mums reikia kažkokių kardinalių pokyčių, gal naują šalį pakeisti, gal naują gyvenimą, gal net naują vyrą, bet iš tikrųjų dažniausiai moteriai tai reikia vienos galimybės kartais – pamatyti save kitaip, pamatyti, kad ji gali daugiau, pamatyti, kad ji yra verta daugiau, pamatyti, kad jos svajonės nėra per didelės, kad ji gali būti ne tik pavargusi mama, kuri viską tempia ant savo pečių. Ir būtent todėl aš taip myliu tai, ką mes čia kūrėme. O ką mes kūrėm gražesnius gyvenimus. Ši kompanija yra daug daugiau nei produktai, tai yra bendruomenė, didžiulė bendruomenė nuostabių moterų, kurios palaiko vieną kitą. Kompanija, kurioje nėra įsipareigojimų, kur tu gali augti savo tempu, kur tu gali ateiti ir būti savimi. Ir taip, čia yra verslas, bet be galo prasmingas verslas, nes jis yra pastatytas ant pagalbos, jis yra pastatytas ant pasitikėjimo, ant santykio su žmogum ir ant vertybių, kas man asmeniškai yra be galo svarbu. Tai, kad mes čia kūrėm tos gražius gyvenimus, tai mes darom kasdien ir ne tik gražesnius gyvenimus, mes kūrėme savo daugiau laiko, mes kūrėm savo daugiau pasirinkimo, daugiau laisvės ir to daugiau tikėjimo savimi. Aš pati gyvenime labai daug sunkiai dirbau ir tikrai žinau, ką reiškia arti. Aš žinau, ką reiškia pavargti taip, kad visiškai nebelieka jokio laiko savo. Ir vieną dieną aš supratau, kad jeigu jau aš atiduodu tiek energijos kažkam, tai aš noriu atiduoti tą energiją tam, kur aš matau prasmę. Tai vat būtent čia aš tą prasmę radau, kur aš augu ne tik finansiškai, bet aš augu kaip žmogus, aš augu kaip asmenybė. Būtent Monat kompanija man visą tai ir davė. Ir šios kompanijos dėka ne tik aš, bet ir tūkstančiai moterų, tūkstančiai lietuvaičių. Mes gavom labai galingą įrankį, kaip būti daugiau, kaip svajoti daugiau ir mes galim parodyti begaliai moterų, kaip susikurti savo geresnį, prasmingesnį, spalvingesnį gyvenimą. Dabar žinau, kad galbūt daugumą klausotės ir galvojat, bet tiek dabar visko daug yra, tiek daug tų kompanijų, tiek daug pasirinkimo, tu gali tiesiog pasimesti. Tai aš galiu pasakyti, taip yra daug kompanijų ir yra Monat, kur yra viskas kitaip, kur yra ne tik kitokia kompanija, bet kur yra visiškai kita planeta. Ir ką yra svarbu įvertinti, taip duosiu tokių patarimų, kadangi jau 9 metai versle labai daug visko mačiau, duosiu patarimų naujam žmogui, kuris klausosi, ką įvertinti, į ką atsižvelgti, kai tu renkiesi kažkokią kompaniją. Visų pirma, ką mes turim čia, visų pirmas dalykas yra produkcija. Mūsų produkcija yra aukščiausio lygio produkcija pačiose karščiausiose kategorijose. Kas yra moteriai plaukai, kas yra moteriai veido oda, spindinčios akys, kas tai yra savivertė, tai yra meilė savo. Tai produktai, kurie yra reikalingi visiems, nes yra daug kompanijų, kur tikrai produktai rinka ribota, ten nebūtinai visiems, galbūt vyrams nereikia, galbūt ten vaikams nereikia, o mes turim produkciją, kuri yra reikalinga absoliučiai visiems ir ji yra pirmos būtinybės, nes galvą mes plaunam,
plovėm ir plausim, tu tikrai su skalbimo milteliais ar su feiri, tu nepradės plauti savo galvos. Taip kad visi turim odą, ne? Visos norim kuo ilgiau išlaikyti tą jaunystę, būti jaunos, sustabdyti tą senėjimą. Ką beje ir daro mūsų produkcija, tai stabdo senėjimą. Tai kliniškai ištirta, kaip Kamilė viską pasakė, ir daugumą, atsižvelkit tokį dalyką, ar įmanoma užsidirbti, jeigu daryti verslą, ar įmanoma užsidirbti iš tokio produkto, dar ir kaip, dėl to, kad tai turi labai didžiulę paklausą, o pas mus įmanoma užsidirbti ne 12 būdų. Tai žmonės šiais laikais, šiandienai, žmonės ieško produktų, kurie veikia, kurie daro savo darbą, o ne kurie tik žada. Ir mes esame ta kompanija, kuri nežada, o kuri tiesiog daro, ir mes paprastos moteris, ne kažkokios influencerės, kurios kiekvieną dieną reklamuoja, rodo jums skirtingus šampūnus, skirtingus kremus, jos tepasi veidą. Jūs pagalvokit, kas atsitiktų su tavo veido oda ir plaukais, kai tu naudotum kasdien kažką kitą, tai tiesiog tai ir tavo plaukai išprotėtų, ir tavo veido oda, ir visa kita. Mes moteris, kurios metų metais pastoviai naudojame tai, kas veikia, ir mūsų rezultatai kalba patys už save. Man yra daug daugiau negu 40, ir aš žinau, kad aš atrodau 10-15 metų jaunesnė, nes prašo paso visada parduotuviai perkant šampaną. Tai čia yra labai geras ženklas. Taip, kad žmonės ieško produkcijos, kuri veikia, o mūsų produkcija yra inovacijos, yra patys aukščiausi europietiški standartai, ir Monat yra ta kompanija, kuri neseka mados, o kuri diktuoja madą. Ir visi pradeda mus kopijuoti, čia irgi yra labai geras ženklas, nes tai kuria mokslininkai, trichologai, ekspertai, plaukų ir galvos odos, kas yra svarbiausia, ekspertai kūrė visą šitą produkciją. Taip kad kitas dalykas, taip, atsižvelkit visų pirma į produkciją, taip, ar turi paklausą, ar jinai pirmos būtinybės reikalinga, plus veganiška, augalų pagrindų ir kuri iš tikrųjų veikia. Kitas dalykas, pati kompanija yra be galo svarbu, čia yra ne korporacija, kuriai svarbu pasipelnyti iš jūsų, čia yra šeima. Šeima, kuri mums atiduoda viską. Kamilė nekartą yra sakius, mums svarbu ne 1000 aliejukų parduoti, o pakeisti 1000 gyvenimų va šito produkto pagalba. Šitoje kompanijoje yra aukščiausio lygio lyderystė, nes tu čia pradėsi augti kaip asmenybė, nori tu to ar nenori. Ir kaip Kamilė minėjo, 4 metai iš eilės numeris 1 plaukų produkcija pasauliniu mastu, plus numeris 1 kompanija dirbti iš namų 4 metai iš eilės, tai irgi daug ką pasako. Monat yra brandas. Taip, tai yra brandas, tai yra industrijos lyderiai, ir aš atsakau už kiekvieną savo žodį. Mes turime virš 80 pasaulinių apdovanojimų. Ir žinot, tas rodiklis, kad atsidaro vis daugiau Europos šalių, jau Prancūzija, Italija, bet į Vokietijos rinką, vien pažiūrėkit, Vokietija yra be galo sunku patekti į Vokietiją, nes ten labai griežti yra standartai. Vokietija, ką žinot, yra oho, Vokietija daro tokius milijoninius pardavimus, ir vokietaitės tiesiog pametė galvą dėl mūsų produktų, tai labai daug ką pasako, nes iš tikrųjų produkcija veikia ir kokybei nėra lygių. Vokiečiams kokybė yra pirmo vietoje. Tai mūsų kompanija iš tikrųjų atsako už kiekvieną savo žodį. Vertybės, kas man labai yra svarbu, kad čia vertybės, čia yra labai didžiulė širdis, čia yra viskas pastatyta ant pagalbos, ir verslo pats modelis, ką mes čia darom, nes kitos sako, ką jūs čia darot. Mes čia rekomenduojam, mes edukuojam, mes padedam. Tau nereikia siuntinėti, tau nereikia pakuoti, viską kompanija padaro už tave. Pastoviai susilaukiu klausimų, o kaip čia dabar, o tai man kažkokios įsipareigojimai, tai man kažkokie užsipirkimai, sandėliavimai, ne. Čia tokių dalykų nėra, čia absoliučiai nėra jokių įsipareigojimų, kompanija tau duoda absoliučiai visus įrankius, ir tu su tais įrankiais, tu turi raktą, ir kiek tu nori durų, tiek tu ir atrakinsi. Kitas labai yra svarbus dalykas - kompensacijos planas. Kam šiais laikais nereikalingos ar papildomos pajamos, ar aplamai pajamos, nes tai duoda laisvę, tai duoda daugiau pasirinkimų tau ir tavo vaikams. Tai galiu pasakyti tiek, šiai dienai, kadangi aš bendrauju su visų kompanijų lyderiais, šiai dienai aš nežinau, ar yra dosnesnė kompanija, kuri duoda tiek daug, 5 atlyginimus per mėnesį ir 12 būdų, kaip užsidirbti, darant tai, kad tu darai už dyką kasdien. Tu plauni galvą, tu prausiesi, tu dažaisi, ir jeigu tau už tai nemoka, kodėl? Tai tau jau reikėtų laikas būti jau čia su mumis. Tai va, čia aišku ne tik apie atlyginimus, nors tikrai tu čia gali užsidirbti labai daug,
Čia yra ir automobilių programos, čia yra ir nuostabios kelionės kvapą gniaužiančios, čia yra renginiai. Beje, ateina vasara, taip kad kai tik išgirsit apie kažkokį renginį, tai būtinai tenai sudalyvaukit ir įsitikinsit. Tai va, čia žmonės, kas labai stebisi, atėjo nauji žmonės, stebisi, kad tiek daug duoda. Nes čia duoda žmogui užsidirbti ir labai greitai, nes mes turim, kaip Kamilė minėjo, Power Start laikotarpį, kur tu net negavusi savo startinės dėžutės, tu jau gali ne tik ją atsipirkti, bet tu gali užsidirbti ir kelis šimtus, ir kelis tūkstančius, jeigu nori čia ir dabar. Tau yra viskas, visi įrankiai duoti iki 45% komisinių. Tu gali pasimti čia užsidirbti. Kai daug kas sakydavo seniau, kaip gerai, kad tu ten gyveni Amerikoje. Pasakysiu taip, mes jums atvedėm Ameriką į Lietuvą ir nežinau, parodykit man, ar dar kur nors moka 5 atlyginimus Lietuvoje ir 12 būdų ar duoda, tu visaip gali užsidirbti. Ir statant komandą, ir iš pardavimų, ir kylant karjeros rangais, tai parodykit, jeigu žinot daugiau, aš asmeniškai dar nebuvau susitikus. Tai jeigu tu nori čia papildomų pajamų, tu jas gali čia susikurti, jeigu tu nori čia ohoho, kokių pajamų, 4-ženklių, 5-ženklių, čia lubų absoliučiai jokių nėra. Ir aišku, čia yra palaikymas, yra bendruomenė, moteris bijo, kad aš nemokėčiau, aš neturiu patirties, tu čia niekada nebūsi viena. Tu turi absoliučiai visą pagalbą, visą vedimą, tu turi visus įrankius, visus mokymus, visus zoomus, skambučius, komandinius čatus ir taip pat yra didžiulis augimas, vėl atsidaro naujos šalis, tai čia tik tai rodiklis, kad mes net nežadam sustoti. Tai vat jeigu šiandien tu klausaisi, ar ne, tu klausaisi ir kažkur viduj pagauni save, kažkas tau sujudėjo, ne, ir tu užduodi savo, kažkokia mažutė mintis kilo, o jeigu, tai neignoruok tos minties. Neignoruok, nes tu čia esi neatsitiktinai, susisiek su ta moterim, su ta mergina, kuri tave pakvietė pasiklausyti šito zoomo. Būtinai susisiek su ją, nes ji nori pakeisti tavo gyvenimą, ji nori pagerinti tavo gyvenimą, padėkok jai už tą galimybę, kad ji tave čia pakvietė. Nes galbūt šiandien nėra ta diena, kai tu turi viską nuspręsti, bet galbūt tai yra ta diena, kai tu gali nustoti pagaliau save atidėlioti. Ačiū labai. Tikrai taip, o ir žinote, tas atidėliojimas reikia, nereikia, nežinau, pavyks, nepavyks. Žinote, yra labai geras pasakymas, geriau gailėtis tai, ką padarei, negu tai, ko nepadarei. Mes visi gailėsimės, kur nenuėjom, nenuvykom, nenuskridom, nepabandėm, todėl kad, o kasgi gali žinoti. Beje, Urdanetų šeima, kai jie įkūrinėjo šią kompaniją, jie irgi neturėjo absoliučiai jokio garanto. Jie irgi nežinojo, ar jiems paeis kalbant tokia kalba, bet galime pasakyti ir visi šiai dienai sutikti. Paėjo, tad gali ir jums. Na ir kaip Neringa ir minėjo, pas mus yra taip 3 būdai prisijungti. Mažmeninės prekybos klientas mokantis absoliučiai pilną kainą ir negaunantis jokios prieigos prie jokių nuolaidų. Neturime, galiu iškart pasakyti. Nėra tokių, kurie norėtų jungtis be jokių nuolaidų, be nieko. Ir tada mes turime VIP ir turime market partnerį. VIP klientas yra klientas gaunantis fiksuotą 15% nuolaidą visiems produktams, visam gyvenimui, kol turės savo elektroninę parduotuvę ir prieigą prie išskirtinių mūsų pasiūlymų. Market partneris yra žmogus norintis užsidirbti, pasinaudoti mūsų kompensacijos planu ir gaunantis 30% fiksuotą nuolaidą. Iš karto noriu atkreipti dėmesį, kad kas mėnesį kažkokio padaryti bazinio užsakymo pas mus nereikia, norint išlaikyti savo nuolaidą. Taip pat pas mus yra papildoma Purchase Plus programa, kuri galioja tiek VIP klientui, tiek market partneriui, kuri leidžia sutaupyti papildomai dar 20% ant viršaus jūsų jau turimos nuolaidos. Ir tai galioja visada. Tuomet yra pasiūlymai, prie kuriais gali pasinaudoti tiek VIP, tiek MP. Ir jie dažniausiai vyksta pas mus savaitgaliais. Ir kai kažkas paklausia, kiek kainuoja šis šampūnas, mano atsakymas yra, žiūrint, kada, kiek ir ko tu pirksi. Pas mus kainoraštis yra, bet iš kitos pusės pas mus viskas yra labai paprastai. Kuo daugiau perkate,
tuo daugiau sutaupote. Ir jau mūsų market partneris puikiai žino, kad 3 produktai yra visada geriau nei 2, 4 produktai sudaro jau išplėstinę mūsų rutiną ir nesvarbu, ar mes kalbame apie plaukus ar apie odą. Ir tam ir yra skirtas market partneris, kuris jums rekomenduotų jūsų plaukams ar odai tinkamiausią produktą, taip ir tinkamiausią rutiną. Todėl mūsų produktų nėra Maksimos vaistinių lentynose ir jų ten nebus, kad jūs nepasirinktumėte pagal buteliuko etiketės spalvą, ko jūs norite, o jis būtų jums rekomenduotas pagal jūsų poreikį. Na ir galiu pasakyti tik tiek, kad būtinai pantrinsiu neringai, susisiekite su tuo, kas jūs šiandien čia pakvietė ir jeigu nuspręsite visgi pabandyti ir įsitikinti, ar yra tikrai tie 5 atlyginimai per mėnesį, tai galiu jums pasakyti tik tiek, kad galite stebėti mūsų socialiniuose tinkluose, mes turime klientų aptarnavimą, galite užduoti klausimus, sekti mūsų Instagrame, yra visi prieš ir po, yra visi pasiūlymai, kiekvieną kartą yra mūsų tiek Instagrame, tiek Facebook'e ir tik tokie mūsų pasiūlymai kiekvieną ketvirtadienį, penktadienį, priklausomai kada jie startuoja, tai tikrai drąsiai galite sekti socialinius tinklus. Ir tie, kurie nuspręs žengti ir pasakyti galbūt tą lemtingą taip, kuris gali apversti jūsų gyvenimą aukštyn kojom, galiu pasakyti tik tiek, kad atėjo laikas kurti savo galingą verslą ir viskas priklauso nuo jūsų. Kokiu greičiu ir kokio dydžio atlyginimą pasimsite, kokiais žingsniais startuosite ir kokius tikslus užsibrėžti. Na ir neringa, aš pasakysiu, ne veltui mūsų šūkis yra Dream Bigger. Taip, svajokime drąsiai, drąsiau, nebijokime svajoti. Ir aš visą laiką sakau jau esamo market partneriam, jeigu esame jūsų užsibriežti tikslai, jeigu esamos jūsų svajonės, jūsų negazdina, jūs svajojate per mažai. Neringa, paskutinis palinkėjimas visiems tiems, kas šiandien mus žiūri. Labai paprastai, iš tikrųjų žinau, kad moteris per mažai sau leidžiat, o jūs esat vertos tikrai daugiau, taip kad duokit sau leidimą, nelaukit iš nieko kito. Ši kompanija yra vieta, kur iš tikrųjų tu kaip moteris pražysti ir tik patekusi iš vidaus tu tą pamatysi. Nulis rizikos, neturi ko prarasti, kaip dauguma sako, kur aš buvau anksčiau. Tai va, mes jūs kviečiam į nuostabią kvapą gniaužiančią kelionę kartu. Taip, o dabar atsisveikiname, linkime gražaus vakaro, rytoj gražios dienos, gerų orų ir priimti sprendimą.